Auditorija unikali tuo, kad joje galima taikyti vieną iš seniausių socialinių mokslų tyrimų metodų stebėjimą. Tai reiškia, kad vienoje aplinkoje yra tie, kuriuos mes galėtume stebėti, tuo tarpu kita erdvė yra pritaikyta stebėtojui arba tyrėjui. Čia ir yra ta esmė stebėjimo metodo, kad jis leidžia atriboti stebėtoją ir tyrėją nuo tų, kuriuos jis stebi ir tyria. Kai tu žinai, kad tave kažkas stebi, o dar užsirašinėja užrašuose, kažkur žymisi pastabas, natūralu, kad nejučia nesąmoningai gali imti elgtis kitaip. Tuo tarpu nematydamas labai greitai pamiršti apie tai, kad galbūt kažkas kitas stebi tą tavo veiklą ir imi elgtis kuo natūraliau. Auditorija yra pritaikyta daugiau socialinių mokslų ir socialinių studijų programų studentams, bet manau, kad čia gali tikrai puikiai darbuotis visų studijų programų studentai. Ši auditorija yra skirta interaktyvioms paskaitoms, kurių metu galima labai lengvai transformuoti auditoriją. Auditorija aprūpinta mobiliais baldais, sudaro palankės galimybės patogios tiek dėstytojui, tiek ir studentams.